Ką, Jurgita, įjungiau įrašymą. Mes prieš tai su Jurgita šiek tiek apsitarėm kelis gal dalykus, ką gal norisi pasakot, ko ne. Tai visiems žiūrintėm įrašą sveikinamės abi. Ir iš tikrųjų, čia yra pirmas mano toks įrašas, aš niekada nesu dariusi tokio su realiu klientu, kuris pats norėtų papasakoti savo istoriją ir įprastai mano konsultacijos būna konfidencialios ir jeigu aš kažkuo pasidalinu ar viešoje erdvėje, ar nežinau, dar kažkur, tai visada būna su atsiklausimu ir anonimiškai. Ir aš galvoju, gal Jurgita, jūs pati papasakosit, nes šita idėja padaryti įrašą ir paskleisti informaciją, kad galima pasveikti nuo valgymo sutrikimų, išėjo iš jūsų pačios. Tai gal ir galit jūs ir papasakot, kaip kilo idėja tokiam įrašui, sklaidai apie savo patirtį, gal galit pasidalinti. Tai noriu pasisveikinti su visais. Aš sirgau bulimija 7 metus. Tai ir daugiau nei 1,5 metų, turbūt beveik, geri metai esu kaip ir pasveikusi. Tai kai giliai sirgau, tai labai ieškojau pagalbos, informacijos, labai mažai radau tokių sėkmingų istorijų. Tai kai apsveikau, tai galvojau, labai norėčiau pasidalinti savo istoriją su kitais sergančiais. Jaudulys ima, ane? Tiesą sakant, ir aš jaudinuosi. Aš kažkaip galvoju ir kadangi pati esu turėjusi valgymo sutrikimų patirtį, tai man irgi yra jautru iš tos pusės, kad žmonės pasveikę nori tuo dalintis. Ir atsimenu, prieš kurį laiką aš organizuodavau kas ketvirtį maždaug grupės, kad žmonės, kurie jau yra pažengę sveikimo kelyje, dalintųsi savo istorijom. Ir iš tikrųjų toksai, nežinau, gal keistas dalykas, gal taip, kad žmonės, kurie pasveiksta, jie kažkaip nori ir pamiršti tą sunkų etapą. Jau praėjo, nebenoriu prisiminti, gyvenimas keliauja į priekį, tai kažkaip labai, labai didelį dėkingumą jaučiu, Jurgita, kad jūs visgi norit pasidalinti, norit paskirti laiko ir atsimenu, jūs sakėt apie tai, kad apie valgymo sutrikimų centrą jūs norėtumėt irgi, jeigu yra galimybė ten, žodžiu, pasidalinti, tai gal šitą įrašą ir žiūri valgymo sutrikimų centro pacientai. Tai tikrai labai ačiū, nes tokių istorijų tikrai trūksta. Ir kiek man tenka iš klientų irgi girdėti, sako, aš žinau, aš esu kokį 20 kartų ar ten 30 kartų girdėjus kažkokius dalykus ir man kartais atrodo, aš taip noriu, kad jūs išgirstumėte tuos, nežinau, N pasisakymų, kad tikrai pagerės gyvenimas, tikrai pralaisvės viskas, kai mes ten legalizuosim maistą. Tai jūsų šitas pasidalinimas tikrai, manau, bus dovana ne vienam žmogui, kuris serga. Ir aš labai noriu, kad kiti patikėtų sergantis, kad tikrai įmanoma pasveikti. Svarbu ieškoti pagalbos, kreiptis, nebijoti. Ir tikrai pavyks. Liuks. Gerai, Jurgita, gal galim tada truputėlį į pačią pradžią. Jeigu į tokią pačią pradžią jūsų valgymo sutrikimo, gal jūs galit pasidalinti tiek, kiek jums norisi. Pasidalinti, kas jūsų nuomonė įtakojo visko pradžią, nuo ko viskas užsivedė, prasidėjo, gal prisimenat ir galėtumėt pasidalinti. Pradžia tai mano buvo žaidimas su vaistais, tabletėmis, kurie lieknina. Kai pamačiau tą tokį efektą, kad tikrai įmanoma ir nesvarbu tuo metu, kad ir sveikata buvo suprastėjusi, bet tas noras sulieknėti ir tie komplimentai, kokie aš išgražėjusi ir šitas labai veikia. Tai pradžia buvo nuo tablečių.
Nors dabar, vat, iš tikrųjų, vat, prieš kelias dienas pažiūrėjau savo nuotraukas. 22 metai atgal. Tai dabartiniam akim žiūrint, vat, į save senąją, nu, tai aš tokia, nu, gan apvali atrodau dabar. Bet tuo metu aš tikrai negalvoju, kad esu kažkokia didesnio svorio, buvau laiminga ir nieko atrodo man netrūko. Jo, ir tas skirtumas labai didelis. O kiek jums tada buvo metų? 20. Mhm. 19-20. Mhm. Ir aš žiūrėjau va į savo senas nuotraukas ir galvoju, nu aš nepamenu savęs tokios, nu nebuvau tokia atrodo. Tai labai keista buvo sugrįžti va tiek metų atgal, pažiūrėti save. O kokiu tikslu vat, prieš porą dienų, sakėt, žiūrėjo tas Bet nuotraukas? netyčia atradau vat nuotraukas. Galvau, gal kažkaip sąmoningai, specialiai, ne kažkokia. Prieš kelis metus vat irgi buvau atradusi ir taip žiūrėjau ir negalėjau save žiūrėti, atrodo išmėsiu visas nuotraukas, kokia aš baisi buvau. Tai patiko dabar, kai atradau, taip ir visai kitas požiūris į save. O anksčiau, vat, dar ankstyvesniai paauglystėj, nes kartais valgymo sutrikimai ir dažnai, gal taip sakyčiau, ne kartais, užsiveda visas mechanizmas ankstyvoje paauglystėje, ten, nežinau, 11, 12, 13 metų, kiti vėlyvesniai paauglystėje, kiti, ne, vat, apie 19, 20 metų, o anksčiau, vat, paauglystėje buvo kažkokių užuominų, kažkokių ten dietų, ar ten nepasitenkinimas kūnu? Ne, nieko panašaus. Normalaus kūno svorio buvau. O jūsų atveju ar buvo kažkoks, nežinau, įvykis, nes valgymo sutrikimus neretai paskatina įvykiai kažkokie svarbus. Visokių jų ten būna skyrybos, netektis, gali būti egzaminai ar tiesiog kažkokios. Ar prisimenat, kad buvo gal kažkoks įvykis jūsų gyvenime, kažkoks davęs pradžią šitam? Puikiai prisimenu, kad valgymo sutrikimai mano prasidėjo nuo nusiraminimo. Tai man buvo pats greičiausias būdas nusiraminti, tai maistas ir didelis kiekis saldumynų. Ir pradžioje dar atrodė kaip žaidimas, va čia pavalgau, išvėmiu ir galiu juk sustoti. Bet nebegalėjau pati kontroliuoti šito. Tai pradžioj buvo daugiau tokio, kad jūs galit kontroliuoti procesą ir kada noriu nusiraminti, tada aš žinau, ką daryti, o paskui atėjo metas, kai jūs jau nebegalėjot kontroliuoti šito proceso. Taip, galvojau, kad galiu sustoti ir man pavykdavo, paskui prasidėdavo tokios dienos, kaip planuodavau šitas dienas, bet bus apsivalgymo diena. Ir su valgymo sutrikimais įprastai taip ir būna, kad žmonės pradžioje atrodo tą procesą gali kaip reguliuoti, gali įtakoti, kontroliuoti, bet ilgainiui ta kontrolė mažėja. Ir kartais aš sulaukiu tokio klausimo, o nuo ko priklauso, kad vienas sustoja, kitas nesustoja, tai daug iš tikrųjų yra veiksnių. Ir aš pastebėjau, kad vienas žmogus gali, šitą tokį disfunkcinį ciklą po pusės metų pabaigti, o kitas gali tik po 20 metų sustoti tą daryti arba nesustoti, visaip ten būna. Bet faktas, kad kuo greičiau yra imamasi priemonių stabdyti disfunkcinį santykių su maistu, su valgymu ar kitų sveikatai nepalankių elgesių, tuo lengviau yra tą padaryti. Dėl to aš, sakyčiau, džiaugiuosi ir tuo pačiu pavydžiu paauglėms, kurios, būdamos paauglės, pradeda sveikti nuo valgymo sutrikimų, nes tai yra padaryti lengviau, negu turint 10, 20 ar kažkiek metų stažą. Tai ačiū Dievui, kad jau dabar ir galimybių daugiau šiaip yra sveikti, daugiau yra kalbama. Arba gal aš noriu tikėti tuo, kad daugiau kalbama, nes vis man tenka važiuoti ir į mokyklas, tai atrodo,
žmonės pirmą kartą girdė apie, kažką apie nervinę anoreksiją, nervinę bulimiją girdėjo, bet apie kitus valgymo sutrikimus nelabai. Tai va, bet man atrodo, kad informacijos daugėja, kaip bendrai apie visas psichikos ligas, ne, bet vis dar norėtus, kad būtų daugiau, plačiau, garsiau kalbama ir gal mūsų šitas pokalbis ir šiek tiek prisidės į tą daržą gausesnės klaidos. Ne? Aš irgi tikiu. Gerai, tai Jurgita, o kaip atrodė jūsų gyvenimas? Vat galit papasakoti, iki kol pradėjot sveikti, ne? Kaip atrodė ta jūsų kasdienybė su nervinė bulimija? Atsidusot. Labai daug jėgų reikia atsiminti viską. Šiaip daug dalykų esu primiršusi. Neįtikėtina atrodo, kaip gyvenau, kiek melavau visiems, kiek daug energijos tai atimdavo. Labai daug vaidybos, kad man viskas gerai, kokia aš linksma, kaip visiems smagu su manim. Jo, o iš tikrųjų viskas kitaip buvo. O atrodė taip, kad labai ribojau savo maistą ir, pavyzdžiui, mano aplinka labai pastebėdavo. Ir kai jau vėliau pradėjau vairų maistą valgyti, tai labai daug komentarų išgirsti, kaip tu, Jurgita, taip, tu šitą valgai, tu šitą, pro duris netilpsi ir, mane tai labai sužeidė komentarai kitų žmonių. Rodo, ir ruošiausi, ir pradėjau ruoštis, ką atsakyti, bet kai tai nutikdavo, pasimesdavau, labai blogai buvo. Mes dar galėsim sugrįžti prie komentarų žmonių, bet čia tikrai toks labai, man atrodo, svarbus liudijimas žmogaus, kaip tie komentarai žeidžia iš tikrųjų žmonės. Ir ypač jeigu žmogus ten sumažino savo kūno svorį ir kartais to ir užtenka, kad kažkas sako, o kaip gražiai atrodai, ar o kaip išgražiai ir tada dar labiau pasigilina valgymo sutrikimų visas užburtas ratas. O kaip atrodė, Jurgita, gal gali daugiau, nes čia yra labai dažnas reiškinys su valgymo sutrikimais ir žmonės man tenka neretai girdėti, sako, toks jausmas, kad du žmonės many gyvena. Viena yra ta tokia fasadinė versija, kurią reikia, kad kiti matytų, o kita dalis yra ta, kokia aš esu iš tikrųjų. Ir aišku, nelengva gyventi su visu šituo spektakliu, galima, netgi taip įvardinti. Labai sunku, labai pavargsti nuo šito. Tiesiog nekenti, atrodo savęs, kokia esi viena ir kaip tu elgiesi. Ir vis galvodavau, o jeigu nufilmuotų, kas mane, ką dabar aš darau, kaip, nepatikėtų niekas iš aplinkinių, nes, juk Jurgita netokia. O dėl ko jūs buvote susikūrusi tą fasadinę versiją? Gal yra kilę minčių, kodėl jūs rodėte tą savo tokią, ką jūs norėjot gauti? Atrodo, aš visada tokia buvau, linksma, šmaikšti, mano juokas visur, visi tų pagirų visokių girdėdavau, kaip smagu su manim. Atrodo, tokia ir buvau, ir esu. Gal kažkokia kaukė buvo uždėta, kad nežinau, taip elgiausi. Ir ta kaukė gali būti, kad buvo uždėta dėl to, kad norisi daugiau tokio priėmimo, nes kai buvo atšmaikšti, tai kiti ten komplimentų pasakydavo, daugiau tokio pripažinimo, priėmimo, meilės, kas, šiaip mums yra labai svarbu visiems žmonėms. Ir toks noras visada buvo įrodyti, kad aš nesu silpna. O ta stiprybė mano pasireikšdavo tai per kūną, kad aš galiu kontroliuoti ir jį mažinti.
Žodžiu, kažkokia jūsų dalis jautėsi silpna, bet tada kita dalis, kuri labai kontroliavo maistą ir kūną, jinai tarsi bandė konkuruoti ir oponuoti ir sakyti, va, pažiūrėk, ašgi sukontroliuoju maistą, ten kažkokį kūno svorį išvaizdą, dėl to aš ir nesu silpna. Taip. Ir aš nuolatos turėjau, atrodo, įrodinėti vat kitiems ir savo, vat kokia aš esu stipri. Ir tas stiprybės, žodžiu, iš stiprybės išraiška, jinai per kūną ir į maistą persikėlė, kas šiaip labai yra dažna su valgymo sutrikimais. Ir dar kitas būna toksai momentas, kuomet aš prieš tai minėjau, kad labai dažnai tai būna reakcija į kažkokį įvykį. Valgymo sutrikimų ciklas užsiveda. Ir va taip žmogaus psichika sudėlioja, kad aš negaliu sukontroliuoti to įvykio, pavyzdžiui, skyrybų ten tėvų, ar artimojo ligos, ar netekties, ar dar kažkokio įvykio. Bet ką galiu sukontroliuoti, tai savo lėkštę, savo kūną, savo išvaizdą, savo kilogramus. Ir tarsi žmogus įsivaizduoja, kad ta iliuzija yra sukuriama, kad aš galiu kontroliuoti. Ir tas toks saldus tarsi kontrolės jausmas, kad jokių būdų nesusidurt su bejėgiškumu, ką iš tikrųjų sukelia tie skaudūs įvykiai kažkokie, ne? Ar skyrybos, netektys, ar dar kažkas. Ir tarsi pabėgimas nuo tų problemų ir persikelia toks į kontrolę. Ir tarsi tada, projektą turiu, kūną, valgymą ir galiu čia telkt dėmesį ir neturiu laiko kitiem dalykam. Tai va, apie tai yra ir valgymo sutrikimai. Tai mano atveju taip ir buvo. Ir tada labai atėjo toksai didelis sportas pas mane. Ir daug to sporto, ir jisai labai didėjo, kur anksčiau buvau nusistačiusi 3 dienas per savaitę sportuoti, tai net nepajutau, kaip atėjo 5 kartai į savaitę. Ir gan ilgą laiką atėjo ne tik maisto ribojimas, bet dar labai stiprus sportas. Gerai. Ir Jurgita, gal galit papasakoti, kaip jūs supratot ir kada jūs supratot, ar jūs pati supratot, nes kartais ir iš aplinkos mums pasako, kad žiūrėk, čia jau vyksta negeri dalykai su maistu, jau čia visko gal per daug ir gal jau čia kažkas yra blogai. Ar jūs pati tą supratot, ar jums kažkas iš šono pasakė, kad taip nėra, tai nėra sveikas santykis su maistu, su sportu, su savim? Jo, aš pati šitą supratau. Kai supratau, kai nebegaliu kontroliuoti savęs, kad čia yra ne žaidimas. Ir negalėjau pati sustoti ir tada pradėjau ieškoti informacijos ir supratau, kokia tai liga pas mane yra. Bandžiau pati kapstytis, bet supratau, kad man nepavyks. O kaip jūs supratot, Jurgita, kad jums nepavyks pačiai vienai? Nes atrodo, jau buvau išbandžiusi daug dalykų, bet sukontroliuoti šitą, labai nesigilinant į save, tai nepavykdavo man. O ką buvot išbandžiusi? Nelabai ir ką iš tikrųjų pasirodo, nes kažkaip buvau sukalusi galvą, kad aš jau kaip ir viską išbandžiau ir man čia nepavyksta. Ir nežinau, kur man kreiptis, ieškojau informacijos, neradau ir taip praeina vėl laikas, atrodo jau sustoju, aprimstu ir vėl kai ateina, tada susimastau, kad reikia kažką daryti ir kreiptis. Mes esam su kolegom diskutavę, ar įmanoma žmogui pačiam pasveikti nuo valgymo sutrikimo. Ir čia tikrai neturiu jokių komercinių paskatų, nes aš ir pati esu sirgus valgymo sutrikimu. Ir aš manau, kad gali būti atvejų, kuomet žmogus, tarkim, skaitant literatūrą, kartais žmonės per religiją, kartais per dar kažkokius dalykus, iš tikrųjų, kažkaip pavyksta išeiti. Ir matyt, visgi tenka pripažinti, kad daugumai žmonių prireikia profesionalų pagalbos ir aš šiai dienai galvoju,
Ir kaip buvusi valgymo sutrikimų, sergančioji valgymo sutrikimais ir kaip specialistė, aš manau, kad kartais valgymo sutrikimų balsas yra toks stiprus, kad jis tiesiog neleidžia tai sveikai daliai augti. Nes mūsų ir yra pagrindinis tikslas auginti sveikąją dalį, kad ko pasekoj mažėja ta sergančioji dalis, jinai niekada neišnyksta, tiek aš, tiek jūs, tiek gal kurie serga ir žiūri šitą įrašą. Aš turiu nuomonę, kad niekada neišnyks jinai visada bus su mumis ir mes turim būti budrios, kai bus kažkokie, nežinau, gyvenimo pasikeitimai, kad ta dalis gali imti ir iššauti ir duoti žinoti apie save, ne? Bet kas yra svarbu, kad kartais yra reikalinga papildoma pagalba padėti atlaikyti tą valgymo sutrikimų dalį. Nes jinai rėkia garsiai, jinai labai stiprius jausmus kelia ta dalis ir kartais mes prieisim prie šito, aš labai gerai, Jurgita, prisimenu jūsų baimės pilnas akis, kai jūs, gavot iš gydytojos dietologės mitybos planą maitintis ir kai jūs pradėjot valgyti ir daug ten visokių žingsnių, tiesiog jūs tokia išsigandusi, mes susitikdavom ir kartais ir yra reikalingas kažkoks žmogus, tai kartais gali būti ir nebūtinai specialistas, tiesiog kuris gerai supranta valgymo sutrikimus, kad tiesiog padėt praeiti tuos jausmus, nes jų yra visokių nesveikimo kelyje. Gerai. Ir dabar dar, Jurgita, noriu paklausti, gal galim užtvirtinti, o kodėl būtent tada jūs kreipiatės? Ir jūs pirmiausia ne pas mane kreipiatės, jūs gal galit čia kiek jums norisi papasakot? Tai pirmiausia kreipiausi į psichiatrą. Pirmas mano žingsnis buvo pasipasakoti kažkam kitam, kas man blogai. Tai papasakau savo istoriją ir jinai mane nelabai suprato, pasakė, kad aš tau galiu išrašyti tik tai vaistų, padėti negaliu, ko neturiu. Kaip? Tai ir mano pirma tokia pagalba ir buvo vaistai, nes man nustatė depresiją. Tai ir grėbiausi kaip už to šiaudo, kad pabandau vaistais, kaip visą tai vyksta. Ir pabandžiau. Jo, ir pamenu, kai tie vaistai pradėjo veikti, koks gražus man gyvenimas pasirodė, kaip viskas gerai ir tie vėmimai nutrūko. Tai 2 geri mėnesiai, kaip jų nebuvo. O paskui vėl viskas prasidėjo. Jo, tai buvo tik laikina. Tai labai džiaugiuosi, kad lengvai išėjau iš vaistų palaipsniui, kažkaip ir pagalvojau, tie vaistai nepadės man reikia kažko giliau. Jo, ir vėl pradėjau ieškoti pagalbos kitur ir sugalvojau paskambinti į valgymo sutrikimų liniją. Tai nuo to žingsnio viskas ir pasikeitė pas mane. Aha, galėsim, apie valgymo sutrikimų liniją dar sugrįšim, bet dabar man noris trumpą tokį komentarą, kad depresija šiaip labai dažnai eina kartu su valgymo sutrikimais, ypač su nervinė bulimija ir persivalgymo sutrikimu, ir nervinė anoreksija taip pat. Ir iš tikrųjų vaistai tai yra tokie kaip ramentai, kurie gali padėti ir neretai iš tikrųjų prireikia. Tai juos skiria gydytojas psichiatras ir tuo pačiu, kaip suprantu, jums nebuvo papasakota, kad pagrindinis gydymas visgi yra psichoterapija valgymo sutrikimų. Teisingai supratau? Taip. Tai gal šitą įrašą klausosi gydytojai psichiatrai, tai man atrodo yra labai svarbu nukreipti į psichoterapiją, tokią tikslinę, gydyti valgymo sutrikimus ir dietoterapiją vadinamą, kurią
vykdo gydytojas dietologas, nes psichoterapeutas ir gydytojas dietologas tai yra, sakyčiau, pagrindinė komanda, jeigu yra reikalinga pirmiausia stacionarinė pagalba ir hospitalizuoti, tai po to jau žmogui, jeigu jis nori tęsti gydymą, tai yra pagrindas psichoterapija, gydytojas dietologas ir jeigu reikia medikamentinį gydymą prižiūri gydytojas psichiatras. Gerai, tai Jurgita, papasakokit apie valgymo sutrikimų liniją. Ką jūs ten gavot? Tai gavau tokį palaikymą ir supratimą, kurį aš niekur nebuvau dar gavusi. Tai mano buvo tokia pradžia rimtesnė jau. Jo ir po pokalbio man užsiminė apie specialistus, į kuriuos galėčiau kreiptis. Tai gavau rekomendacijas pas jūs, Ingrida. Valgymo sutrikimų linijos kontaktus galima rasti internete. Aš dabar nepasakysiu telefono numerio, bet tikrai gana nesudėtingai galima rasti. Žinau, kad jie turi paskyrą ir Facebook'e, ir Instagram'e veikia. Ir nežinau, kuriuo metu jūs žiūrėsit įrašą, tai jie nedirba savanoriai, nebūti kiekvieną dieną, ten galima užsiregistruoti, bent jau šiuo metu yra tokia tvarka, jinai gali keistis ir su visais didžiausiais palinkėjimais ir linkiu šitai veiklai plėstis. Ir atsimenu, kuomet mes organizuodavome susitikimus su jau pasveikusiais ar sveikstančiais žmonėm, man atrodo, nežinau, ar Jurgita, jūs esat buvus prisijungusi į bent vieną susitikimą tokį, kur aš organizuodavau. Tai mes visus, aš buvau apmokestinus tuos susitikimus, bet viską mes paukodavom valgymo sutrikimų linijos plėtrai. Gal tik vieną kartą buvo gyvūnų organizacijai, aukojom, žodžiu, tai toks visai nekomercinis reikalas buvo ir tikrai tegu auga ir plečiasi valgymo sutrikimų linija, nes tikrai reikalinga pagalba, visiems prieinama. Gerai, ir kaip toliau dėliojasi, tai žodžiu gavot rekomendacijas, ir kas paskui vyko, gal galit papasakot? Ta pradžia ir buvo, ieškau, kas tai Ingrida informacijos ir labai patiko, kad jinai pati sirgusi tą ligą. Tai pamenu, parašiau ir pabendravom ir kaip tik buvo pas jūs prasidėjusi rugsėjis buvo taip ir su grupe pradėjo dirbti ir dar priėmėt ir mane. Tai ta pradžia tokia rimta ir prasidėjo grupėje. Gerai. Ir kaip ta pati pradžia, gal galit pasidalinti apie jausmus, kai kreipėtės į valgymo sutrikimų liniją, pradėjot grupiai dalyvauti, koks jausmas buvo sveikimo pradžios? Šiaip pradžioje man iš vis buvo labai nedrąsu, aš nemėgstu apie save kalbėti. Juk visada vaidindavau, kad man gerai viskas ir tos pagalbos ieškojimas man visada buvo kaip silpnumo ženklas. Juk aš visada viską galiu pati. Tai buvo labai sunku ieškoti pagalbos ir prašyti jos. Pamenu pirmą susitikimą, tai net neįjungiau kameros, nes nenorėjau, kad mane matytų. Jo, ir buvo labai nedrąsu, labai daug verkdavau. Ir mažai kalbėjau, bet namų darbus atlikdavau visada. Ir tada dabar kažkaip net pati truputį pasimečiau ir jaučiu, kad net susijaudinau šitoj vietoj, nes tos pradžios būna nelengvos. Kažkaip ir savo pradžią prisiminiau. Iš tikrųjų yra kažko tokio kreiptis pagalbos ir tuo pačiu priimti, kad aš esu kažkur bejėgiškas. Kažkur man reikia pagalbos ir ne visiems žmonėms yra lengva pripažinti, kad aš pats nesusitvarkau ir ką man tenka girdėti ir
man pačiai tai buvo. Man atrodė, kad aš su tiek daug dalykų gyvenime susitvarkau ir man gerai sekasi ir galvoju, kaip čia su paprastu valgymu aš nesusitvarkau, taigi tiesiog ateik ir pavalgyk, tiesiog ateik ir suvalgyk šitą porciją, o ne ten 2 porcijas, tiesiog neik sportuoti. Ir aš labai, daug žmonių girdžiu apie tai, kad atrodo gėda yra kreiptis dėl kažkokio valgymo, paprasto dalyko, kurį mes darom visi. Ne, tai kažkaip, žinau, kad gali nuskambėti kažkaip lengvabūdiškai, bet taip, ir su valgymu žmonės turi problemų, kiti turi, nežinau, su miegu problemų, kiti su seksualiniam, nežinau, kažkokiom, seksualinių problemų, kiti nuotaikų sunkumų ir taip toliau, kur vieniem atrodo, kaip čia taip gali būti. Ir tiesiog tokia realybė, kad žmonės turi pačių įvairiausių sunkumų. Gerai, tai jūs, žodžiu, pradėjo dalyvauti grupiai, tada mes asmeniškai su jumis irgi pradėjom. Jo, pamenu, dar gruodžio pradžioje baigėsi, tai 3 mėnesiai darbo beveik. Ir pamenu, kaip laukiu eilėje pas jūs iki sausio galo. Tai va toksai buvo tarpas ir darbas su savim, va tą informaciją, kurią gavau per kursą. Tai ta pradžia tokia rimta ir buvo giliau savęs pažinimo. Gerai, ir kaip toliau viskas dėliojosi? Gal jūs prisimenat žingsnius, ką jūs darėt, kur ties kokiom, nežinau, temom jums svarbiausia buvo ir dirbom? Aš pamenu, man pats baisiausias dalykas buvo, kad jeigu man reikės, aš priaugsiu svorio. Tai ką ta Ingrida man valgyti sakys, nes aš juk žinau, kaip maitinuosi. Ir šiaip ilgą laiką maitinausi beveik vienodai. Nes kažkada treneris sustatė man mitybą ir aš taip ir maitinausi. Ir iš tikrųjų daug metų taip maitinausi, labai kada nukrypdavau, bet aš nebežinau kitokio maisto, ką man valgyti, nes jeigu aš kažką kito suvalgysiu, tai aš sustarėsiu. Jo, ir aš kiekvieną dieną galvodavau apie savo svorį ir pamenu, labai dažnai sverdavausi irgi beveik kiekvieną dieną. Tai man tas maitinimas buvo labai svarbu, kad Ingrida nesugalvotų man kažko papildomai. Aš nusišypsojau, kai jūs pasakėt, kai man Ingrida įsakys valgyti kažką. Jo, nes aš pamenu per vieną sesiją, ką ten man gal saldainį reikėjo suvalgyti, kai mes pradėjom kažką kalbėti ir Ingrida sako, va dabar tu irgi tą gali nueiti ir suvalgyti saldainį. Ir aš bandžiau dar išsisukinėti, kaip čia dabar, juk aš nenoriu, bet aš jį suvalgiau. Ir kas nutiko tada, kai suvalgėt? Ir nieko, skanu buvo, pasimėgavau. Nenutiko katastrofa, nes mes susikūrėm katastrofų, kad kažkas ten labai nutinka, kai mes suvalgom, bet nenutiko. Nenutiko, nes prieš tai buvo, kai didelis ribojimas maisto. Tai labai sunku buvo kažką įtraukti. Aš tai iškart prisiminiau, noriu labai papasakoti, kai maitinausi pagal savo mitybą, susikurti ir dar atimta dar kitų produktų, nes avokadas, pavyzdžiui, tai labai daug kalorijų turi. Tai aš jį išėmiau dar iš savo mitybos, kad dar mažiau. Ir buvo laikas, kai nutraukiau vakarienės, tiesiog buvo kokteilis iš miltelių. Ir labai daug sporto. Tai tada man labai pradėjo kristi svoris. Aš niekada nepamiršiu, kai 50 buvo kilogramų mano. Ir man toksai buvo žaidimas, Jurgita, juk tu gali, kad 4 būtų dar priekyje, dar pamažinti. Tai esu pasiekusi iki 48,5 ir žiūriu į savo nuotraukas, aš atrodo, nebuvau tokia ir aš dar buvo, vis tos kojos mano per storos, aš dar negaliu su šortais vaikščioti, nes vis kabinausi prie savo kojų.
Tai net ir pasiekusi tą 4 priekyje, vis tiek jūs radot prie ko prikipti, ne? Vis Taip. tiek, nepaisant to, kad kūno svoris mažas, vis tiek jis nebuvo toks, kokio, kad jūs galėtumėte sakyti, va, fainai, man patinka mano kūnas, to nebuvo. Jo, ir atrodo, kokia plona linija buvo nuo kitos ligos dar netoli. Man tiesiog kaulai švietėsi, bet man vis dar atrodo negana buvo, dar reikia, bet kažkaip pavyko sustoti. Aš noriu trupučiuką sugrįžti prie to šokolado valgymo, noriu truputį gal nuraminti kažkuriuos klausytojus. Gali visokių interpretacijų kilti. Įprastai mes taip darom palaipsniui. Nėra taip, kad mūsų tikslas yra ir psichoterapija apskritai, kad trupučiuką palaikyti diskomfortą, nes jeigu mes būtume visiškai komforte, tai nebūtų sveikimo, tiesiog ateinam, pasikalbam kažkaip ir tiek žinių. Visgi sveikimas nuo valgymo sutrikimo yra svarbu ne tik kalbėti, bet ir daryti dalykus. Ir kažkaip aš jaučiau, iš savo kaip terapeutės pusės, aš noriu pasidalinti, kokia buvo Jurgitos ir yra stiprybė, kad jinai sugebėjo man duoti ir gydytojai dietologai Linai Barauskienei, mes paskui dar apie mitybos planą pakalbėsim, kad jūs kažkaip sugebėjo duoti tą pasitikėjimo kreditą. Kad taip aš bijau, taip aš nerimauju, mes pradirbdavom tas baimės, tokias ir apsispręsdavo išdrįsti padaryti dalykus. Tai įprastai nėra jokio tikslo kažkaip įvesti į paniką, kur ten viskas, tiesiog, bet taip palydėti ir padrasinti žengti žingsnį, kuris tam žmogui. Ir tą kartą su šokoladu greičiausiai, tai, aišku, mes galim skirtingai sutraktuoti, tai nebuvo paliepimas, kažkoks, bet toks padrasinimas, kad jūs galit padaryti, pažiūrim, kas atsitiks, ar ištiks čia kažkokia katastrofa, kad įvyks neplanuotas valgymas, nes mes iš anksto nesitarėm, kad jūs ten valgysit, kartais mes būna tarėmės, bet jūsų atveju liktais nesitarėm. Nes aš mačiau, kad jūs galite tą padaryti. Tai yra diskomfortas ir yra esmė valgymo sutrikimų sveikimo kely, kad įveikti diskomfortus, kad smegenys priprastų, kad neatsitinka katastrofa. Apšildyti. Ir aš papildysiu, kad aš galėjau ir atsisakyti. Taip. Bet aš neatsisakiau, nes aš labai turėjau tokį didelį norą pasveikti, nes aš buvau taip nuvarginta tos ligos, kad galvoju, jeigu ne dabar, tai tikrai man daugiau nepavyks. Tai viską dariau. Ir patį baisiausią dalyką ir pasiekmes, to svorio priaugimas. Tai man jisai labai greit pradėjo augti, kai aš įvedžiau visą maistą. Aišku, kitiems sergančiam čia labai baisiai skamba, nes jeigu aš būčiau prieš tai, man kas nors būtų pasakęs, kad aš per 4 mėnesius priaugsiu 10 kilogramų, gal aš ir nebūčiau pradėjusi visko, nes tas buvo svarbiausias dalykas, kaip nepriaugti svorį. Čia jūsų valgymo sutrikimų balsas taip kalbėjo, žodžiu, noriu tarsi sveikti, ar ne, gal aš jau sutinku mažintis, bet vis tiek man labai svarbu, kad tą svorį. Ir kartais tai būna valgymo sutrikimų gydymosi eigoj, kad vieniems svoris paauga, kitiems toks pat lieka, kitiems nukrenta, žodžiu, labai skirtingai, bet jūsų atveju jūs tikrai buvot per mažo kūno svorio. Taip, tada neskaičiau, galvoju, aš esu normali. Bet to normalaus kūno svorio man labai reikėjo daug pastangų įdėti išlaikyti. O Jurgita, man smalsu, galit atsakyti, galit neatsakyti, kokius jausmus jūs man jautėt? Ar gydytojai, dietologai Linai Barauskieniai, ar nežinau, kitiem ten specialistam, nes jūsų svoris augo, aš prisimenu jūsų tikrai sunkius jausmus, bet niekada nesu klausus, o ką jūs, pavyzdžiui, man jautėt? Ar buvo kokių jausmų į mane?
Pradžioje kaip ir ne, vėliau toksai ir pyktis buvo, bet didžiausias toks pradžia pyktis buvo, kai man tas svoris pradėjo didėti, tai ant savo dietologės Linos, kurią beje visiems rekomenduoju. O ką jūs galvodavot? Nes iš tikrųjų, dėl ko aš klausiu, nes tai būna labai natūrali reakcija. Ir aš tikrai ir tiesiogiai man kartais pasako, ir po kurio laiko pasako, nu aš čia pykau ant jūsų, nu aš ant jūsų burbėjau. Ne, bet apie ką buvo minčių turinys, vat, į specialistą, nu, vat, šiuo atveju sakot, į dietologę, ne? Va, tai ta pradžioje buvo, kai sugalvojom, kad man reikia kažko papildomai dar, tai va būtent dietologės, kreipiausi į Liną. Tai ir po pokalbio jinai man sustatė meniu mitybos, kurio aš turėjau laikytis griežtai. Taip. Tai O kodėl jūs turėjot, gal galit papasakoti vat, iš savo pusės, o kodėl jūs turėjot griežtai laikytis, vat, kuo tai grindžiama, kaip jums pagrindė? Todėl, kad aš nebemokėjau maitintis ir atrodo, kaip ir pradedu valgyti, bet daug dalykų ir dar draudžiu savo. Visi miltiniai patiekalai, man kažkas baisaus baubas buvo. Tai va, ir sustatė Lina meniu ir tada pradėjau maitintis ir man to maisto atrodė labai daug. Ir buvo minčių, gal man nusukti, gal tiesiog vat, nesakyti, nedavalgyti arba iš vis nevalgyti, nes čia yra labai daug. Ir riebų, lazanija, pavyzdžiui, man tai kažkaip, nepamenu net skonio šito patiekalo. Tai va, ir to pykčio buvo, ir kaip man svoris pradėjo augti labai greitai, nes prieš tai aš pasirodo badavau. Taip. Tai kai svoris pradėjo augti, tai pradėjo toksai pyktis imti ant Linos, kodėl jin man tiek daug jo sustatė. Tada pradėjau galvoti ir tarti su ją, gal galiu kažko atsisakyti, nes man yra per daug. Bet atsisakyti negalėjau. Nesutiko gydytoja Lina Barauskienė bendradarbiauti su jūsų valgymo sutrikimų dalim. Tik sutiko, pamenu, lazaniją pakeisti. Ir aš atsimenu, Jurgita, dabar gal trupučiuką apie mitybos planą, tai nemažai daliai žmonių prireikia griežto mitybos plano ir tai yra reikalinga sutrumpinti ilgą valgymo sutrikimų gydymosi procesą. Ir žmogaus valgymas kartais būna taip stipriai išsireguliavęs, kad tiesiog užtruktų labai daug laiko, kol žmogus prieitų iki tos pilnavertės, pakankamos mitybos. Dėl to yra vadinamas mechaninis valgymas, kada gydytojas dietologas sustato labai aišku pagal to žmogaus gyvenimo būdą, pavadinkime, ir įvairius kitus dalykus, sustato aišku valgymo planą su labai konkrečiais kiekiais ir taip toliau. Tai vat buvo Jurgitos stiprybė ta, kad kas jai, jūs Jurgita ir išvedė į pasveikimą, kad jūs jo laikėtės. Ne, aš tikiu, kad galėjo būti vienas kitas kažkoks nukreipimas ir taip bendradarbiaujant su gydytoju dietologu yra prižiūrimas valgymas, tuo pačiu paraleliai dirbant su jausmais, kurių ten tikrai buvo vulkanai. Ir aš prisimenu, gal iš savo pusės, kad toks tikrai labai didelis pasistumėjimas įvyko, jūs davėt pasitikėjimo, nepaisant to, kaip sakot, kad jūs pykote ant Linos, bet vis tiek jūs davėt pasitikėjimo kreditą, nes gydytoja Lina Barauskienė irgi specializuojasi valgymo sutrikimuose ir tikrai žino, ką daro, tikrai žino, kodėl tą daro ir jeigu žmogus sutinka bendradarbiauti su gydytoju, tai gaunasi, nes aš neretai sakau klientam, kad mes esam tryse. Esu aš, esu jūs ir yra liga. Tai gal mes bendradarbiaukim tam, kad nugalėtume ligą. Tai šiuo atveju jūs irgi sutikot bendradarbiauti su gydytoja Lina, tam, kad nugalėtumėt valgymo sutrikimą. Kaip ir su manim jūs sutikot bendradarbiauti
ir turit rezultatus. Ne, bet jeigu būtume, tarkim, labai nesilaikius mitybos plano, ne, ir ten visaip melavusi, ne, ir taip toliau, kas irgi galėjo būti jūsų pasirinkimas, tai tada jūs kooperuotumėte su liga ir gaunasi, kad, nu taip, mes pralaimim prieš jūsų ir ligą, ne. Ir aš manau, tas mano greičiau pasveikau dėl to, kad įtraukiau visą maistą ir kad kreipiausi pas Liną dar. Ir atsimenu, jums buvo labai labai baisu, bet aš prieš tai irgi minėjau, tikrai jūs vat, mes susitikdavom ir buvo akis pilnos baimės, svoris auga ir dar jums pasireiškia ir gastroparezės reiškiniai, kada tinsta kūnas, kada yra, gal jūs galit pasidalinti, vat, kaip jums reiškiasi. Atsimenu, aš jums pasakojau apie gastroparezę. Ar prisimenat šitą etapą savo? Prisimenu, bet aš prisimenu ir tų pilvo skausmai, man labai pilvo pūsdavo labai dažnai ir tas toks diskomfortas, va šitą labai prisimenu. Taip. Ir dar, kai tulžyje atrado pilną akmenų, tai šį organą reikėjo pašalinti. Ir paskui su Lina, kai kalbėjom, kad didžioji dalis yra dėl mitybos turbūt. Taip. Dėl nepilnavertės, nepakankamos ir sveikatai nepalankios mitybos. Ir labai ačiū, Jurgita, kad pasidalinot. Aš nežinau, ar jūs šituo faktu norėsit pasidalinti, bet labai dažnai, ypač su paauglėm, man tenka, kai dirbu, ai tai man nieko nėra, ai tai kol kas nieko nejaučiu. Ir iš tikrųjų valgymo sutrikimai turi savo pasekmes. Kartais vieniem anksčiau ateina, kartais vėliau. Tai tenka ir organų šalinti, tenka ir paskui turėti visą gyvenimą likusi tikrai sveikatos problemų. Ir nesvarbu, kad šiuo metu mes nieko nejaučiam, bet tas vadinamas šališkas optimizmas psichologijoje, kai galvojam, kad, jo, kažkam ten būna, kažkam buvo, bet man tai taip nenutiks, čia kažkam tai būna. Bet iš tikrųjų tai daugiau ar mažiau pėdsakus tikrai palieka. Ne? Ir gerai, keliaujam toliau ir aš atsimenu, kad jūs valgėt, tikrai pradėjo priauginėti svoris, bet jūs pasidarė tokia viena vertus ir džiaugiatės, nes jūs pamatėt tą laisvės skonį, kaip galima kitaip gyventi, bet aišku, šalia lydėjo ir ta dalis, kuriai labai baisu, kad jūs sveikstat ir priaugot svorio. Ne? Taip, tai buvo pats baisiausias dalykas, tas priaugimas svorio. Ir kai jisai pradėjo didėti, ir pamenu, dar buvo galas vasaros, man atrodo, mes su Lina Liepos mėnesį ten pradėjom jau maitintis kitaip. Tai ruošiamės su šeima važiuoti prie jūros, pamenu, apsinuomu audinuką, matuojuosi ir žiūriu į veidrodį, ir kaip aš baisiai atrodo. Tai buvo keli kilogramai dar priaugti. Nepamiršiu, žiūriu į veidrodį ir galvoju, kaip norėčiau dar skaudžiau savo padaryti, veidą susidraskyti. Tai baisu. Jo. Ir dabar prisiminus, atrodo, tie keli kilogramai, nieko, dabar jie man nereiškia, bet jie kilo man dar labiau į viršų. Per 4 mėnesius priaugau 10 kilogramų. Pradėjau slėptis po rūbais. Gerai, kad buvo žiema. Tai labiausiai užgavo tai mane žmonių komentarai. O ką komentuodavo? Gal aš laukiuosi, ar Jurgita viskas gerai, ar tu dar sportuoji ir begalis tokių klausimų apie mano svorį. Ir galvoju, mano kūnas tik pasikeitė, juk aš pati tai nepasikeičiu, aš esu tokia ir mane... Ir tada ir pradėjau keistis ir dingo mano juokas, tas linksmumas. Ir vis galvodavau, ką dabar atsakyti. Ir toks pyktis užeidavo, kodėl tie žmonės komentuoja mano kūną. Jo, prisimenu. Prisimenu, jūs pasakodavot,
Ir iš tikrųjų žmonės, kai kurie labai daug sau leidžia komentuoti apie kūnus ir kultūros čia gal dalis irgi savotiška tokia, kad atrodo kai kuriem pakomentuot kūną, ten pastorėjai, paplonėjai, dar kažkas kaip labas pasakyti, ne? Ir kaip apie orą pakalbėti, bet žmonės, kurie serga ar sirgo, ar turi kažkokių iššūkių, ne, su kūnu, tai yra labai jautras temos. Jo, ir tas toksai dalykas, kad atrodo, tu nuolatos turi teisintis, vat kodėl tu priaugai. Juk tau, Jurgita, sunku bus po to vėl sugrįžti tokia, kokia buvai, gal aš nenoriu sugrįžti, bet jo, tai labai tamsus laikas buvo pas mane. O kas jums padėjo atlaikyti? Tai, kad svoris augo, jūsų atveju, ne, ir jausmų sunkių buvo daug, bet jūs vis tiek ėjote į priekį. Nes aš buvau tokia užsispyrusi, aš visada buvau tokia užsispyrusi, kad, jeigu aš pradėjau, tai ir aš pabaigsiu. Ir dabar jau tiek nuėjau, tai gal nebedaug man ir liko. Nes pats baisiausias dalykas, kuris nutiko, tai priaugau svorio. Kaip ir priaugo, taip ir jisai man metus laikėsi tas svoris. Ir tiesiog paskui dingo tie komentarai, nes žmonės jau priprato, prie manęs tokios. Ir dabar turbūt keli mėnesiai man pradėjo kristi svoris, bet jisai savaime, nes maistas susireguliavo, aš savo viską leidžiu, sportuoju tiek, kiek aš noriu ir nukrito kažkiek kilogramų, kažkada norėjau svertis, išsitraukiau svarstyklės, galvoju, dabar Jurgita pasisvers. Pasibaigė elementai. Galvoju, gal ir gerai čia ženklas, gal ir nereikia man to svorio žinot, nes visai gerai aš jaučiuosi tokia, kokia esu. Ir tie skaičiai nieko nereiškia. Aha, atsimenu, vėlgi čia kartais irgi būna toks sunkus momentas, kai žmonės sveriasi ir po to, nes yra rekomendacija sveikstant nuo valgymo sutrikimų, vėlgi priklauso nuo kokia liga, jeigu, pavyzdžiui, reikalinga priaugti svorio, tai ten dažniau žmonės sveriasi, kažkaip net nenori vardinti konkrečių skaičių, nes tikrai labai individualios gali būti situacijos. Bet šiaip įprastai valgymo sutrikimų balsas pasiūlo dažniau svertis, negu iš tikrųjų žmogui reikia svertis, ne? Bet girdžiu tą tokią stiprią pusę, kuri sako, aš galiu išbūti su tuo, nežinau, tiesiog svarbu, kaip aš jaučiuosi, ne kiek ten skaičių kažkas rodo, ne, svarstyklės, bet tas žvilgsnis yra į savijautą. Skirtumas ir toks, kad aš anksčiau taip sakydavau pati, bet taip negalvodavau, tiesiog bandžiau įtikinti save, o dabar tikrai taip galvoju ir tie skaičiai, jie nėra svarbus, nes tikrai svarbiau, kaip tu jautiesi. Ir Jurgita, kas pasikeitė, kai sakėt, priaugo 10 kilogramų, ne, jūsų valgymo sutrikimų daliai čia buvo jau labai toksai fiasko, ne, didelis, bet kokį skirtumą pamatėt tarp Jurgitos -10 ir +10? Labai didelį, uždaresnę palikau. Žmonių vengimas, labiau vienai pabūti. Negalėdavau žiūrėti save veidrodyje. Slėpimasi po dideliais rūbais, kur anksčiau būdavo išryškinti savo kūną. O dabar aš turėjau jį slėpti. Tas toks gailėjimas savęs, savo rūbų mažo dydžio, atradimas spintų ir galvodavau, aš atsimenu dar su Lina, sakydavo, atiduoti kažkam, bet tikrai aš neatiduosiu, nes ir mes, man atrodo, kalbėjom tą rūbų temą. Tikrai neatiduosiu, galvoju, nes aš jų kažkada, tai tikrai juos įtilpsiu. Irgi nesenai tvarkau spintą, randu labai mažo dydžio džinsų savo. Ir negaliu patikėti, kad čia yra mano rūbas. Ir toks geras dalykas, visus savo mažus rūbus atidaviau savo 10 metų dukrai. Ir vaikas dabar nešioja mamos rūbus prieš 2-3 metus dėvėtus ir aš negaliu patikėti, kad tokia buvau. Tokia buvot, bet tuo metu vis tiek nebuvot patenkinta kūnu. Ir kartais, suaugusios moterys, jos siekia paaugliško kūno iš tikrųjų, kur realiai gamtoj taip
itin retai būna natūraliai, nes moters kūnas labai natūralu, kad keičiasi, nes jūs ne vieną dukrą turite, o ką gero gavot? Vat iš to vis tiek, čia tokie kaip, tokie sunkesni dalykai, ne ką gavot, bet vis tiek tai motivavo įti priekį, nes matyt kažką ir gero gavot su tuo svorio prieaugiu. Sunku ką ir sugalvot, ką gero. Nes tikrai prisimenu pačius baisiausius dalykus. Bet užgrūdino mane šitas dalykas. Galvoju, kodėl aš turiu kažkam teisintis, kodėl aš tokia gintis. Gero tai nieko negalvoju. Bent jau dabar taip galvoju. O dabar, Jurgita, kai jūs toliau ėjot, aš prisimenu, kad jūs pasakodavot apie tai, kad apie jau dar toliau, nes iš karto kad po prieaugo tai ten tikrai daug sunkių jausmų visokių, bet ilgainiui vis tiek lygtais jautėt, kad tai yra geras kelias iš principo, nes atsimenu, jūs tada galėjot ir laisvai ledus valgyti su šeima, ne tik tada, kai jūs kažkaip savo išskiriat jau ten ledų porciją, bet tiesiog nainat, pasiimat. Aš atsimenu, tokio laisvumo pas jūs atsirado daug. Apie ledus, tai čia toks baisus dalykas prisiminus. Mano šeima labai mėgsta ledus, aš buvau įsitikinusi, kad aš ne. Tai kai mano šeima sakydavo, einam valgyti ledus, pamenu valgo, o mamytė graužia morką, nes mamytė nemėgsta ledų. O kitą dieną mamytė ne vieną ledą suvalgo, kai ateina ta apsivalgymo diena. Ir ką tada sakydavo dukrytėm? Kad mamytė nemėgsta ledų, mamytė juk valgo morką. O kai mamytė valgo daug ledų, tai juk niekas nemato. Jūs tą darydavot paslapčia, žodžiu, kad niekas nematytų. Paslapčia, kai būdavo mano apsivalgymo dienos, kai aš būdavau viena. Šiaip labai noriu papasakoti, kaip tai vykdavo, kad sergantis suprastų, kad kaip gyvenau ir kaip dabar yra, ir koks didelis skirtumas, ir kad tikrai įmanoma iš viso šitą išeiti. Kartais įvykdavo savaime, bet eidavau, pamatau ant stalo saldainį, nekovoju su savim, šiandien tikrai nebus ta diena. Bandau nukreipti mintis, bet neišeidavo ir tada prasidėdavo. Ir nebūdavo taip, kad galėčiau suvalgyti 1 ar 2 saldainius ir sustoti, nes jeigu aš ką nors kito suvalgydavau, negu mano meniu, tas ankstesnysis sudarytas trenerio, tai kažkaip atrodo, organizmas gauna signalą, kad čia yra ta diena. Ir prasidėdavo viskas, kas yra namuose, kas paslėpta. Jeigu neužtekdavo, važiuodavau parduotuvę. Pamenu, kai baisu, tiesiog važiuoju, nes jau planuojuosi, bet tokia euforija parduotuviai rinktis. Ką tik nori, dedu ir tokia baimė dar, kad niekas tik nepamatytų, ką reikėtų pasakyti, tiek saldumynų perku. Tai tai tokia euforija būdavo, prisiperku, ko tik norėčiau. Dopamino puotos ten. Ir pamenu, važiuoju namo ir jau mašinoje valgau, trupinių pilna ir mano vyras, kai rasdavo mano mašinoje trupinius, žinot, ir jau tai atrodo slėpdavau, išsivalydavau po kokių krosanų. Ir suprastavo, kad ta diena jau buvo. Ir pamenu, puota namuose būdavo. Koks baisus dalykas, pamenu, tokį didelį kiekį suvalgau saldumynų, atrodo jau nebepainu iki tualeto, kad išsivemti. Jau taip sunku daeiti, padarai šitą ir galvoju, tikrai jau dabar jau greitai to nebus. O būdavo ir taip, kad lieka dar tų saldumynų ir galvoju, Jurgita, viskas dabar išmetu iš šiukšlių dėžę, jau dabar šitų nedabaigsiu tikrai ir nepasislėpsiu kitam kartui.
Bet turbūt nei valanda nepraeidavo, aš netgi šiukšliadėžės ištraukdavau, ką aš išmečiau ir aš suvalgydavau. Mm. Jo, tai labai baisus dalykas ir tas vairavimas, ir tu nekontroliuoji savęs, pamenu, kaip turbūt palyginčiau su išgėrusiu žmogum. Tokia būsena. Neatsimindavau, kaip grįždavau namo, tiesiog tokia būsena. Tai irgi labai pavojinga. Ir dar kitas dalykas, man prasidėdavo, dabar galvoju, vat, jau geri metai, kai nevyksta jokių persivalgymų, vėmimų ir dingo panikos atakos, nes prieš tai buvo užėjusios labai stipriai. Mm. Bet ir labiausiai baisiausią dalyką prisimenu, kaip man užėjo labai blogai. Po persivalgymo, atsimenu, grįžo šeima, aš dar spėjau pasidaryti, ką man reikia. Ir jau vyras, kai grįždavo ir jau žmona pikta būdavo, jisai suprasdavo, kad jau turbūt ta diena buvo. Mm. Ir pamenu, kai man pasidarė labai blogai, širdį permušė, pilvą pūtė, atsimenu, aš nebegalėjau paeiti, aš tiesiog kritau ant grindų. Ir va, kai mato tavo vaikai, tai baisu. Mm. Ir oro, pamenu, trūksta, labai blogai buvo ir vyras sako, aš kviečiu greitąją. Galvoju, tikrai ne. Jau kaip nors iškentėsiu, nieko čia tokio. Ir jisai sako, tikrai kviečiu ir aš bandau vaidinti, kad man jau čia pagerėjo, iš tikrųjų man nepagerėjo. Bet šitas dalykas praėjo ir aš labai įsigandau ir va, tada galvoju, Jurgita, dabar tai tu prisižaisi, va dabar tai viskas greitai, tikrai, gal ir kažkada vyks tie vėmimai, bet tikrai negreitai. O kitą dieną aš vėl darau tą patį. Ant kiek yra tai stipru, kad visiškai tu nekontroliuoji savęs. Mm. Tai va šitą dalyką labai prisimenu. Ir panikos atakos, ir galvoji sėdi, ir tu galvoji, viskas blogai, tu miršti tokią būseną, kad, va dabar tai tu prisižaidai, va dabar kažkas tai jau bus. Tai taip džiaugiuosi, kad iš viso šito išėjau ir va tai jau metai to nėra ir kaip viskas gali pasikeisti. O jūs, Jurgita, ar vis dar vedat programėlėje dienas, ar jau ne? Aš turiu, šiandien atsidarau savo programėlę, O kokią programėlę? Aha, gal galit pasidalinti? I am sober ar kažkokią kitą? I am sober. Nebepamenu, aš tik tai pasižiūrėjau, kiek tų dienų. Pasakyk. I am sober. I am sober. Aha, yra tokia, rašosi I am sober šitą programėlę, ne? Tai šitą programėlę aš atsisiunčiau, kai pradėjau skaičiuoti dienas. Kiek dienų be persivalgymų. Tai ir užsirašiau, kad nepamirščiau, kad 1 metai, 4 mėnesiai ir 9 dienas. Yeah! Ilgiausių metų. Jo. 2 kartus buvau nusinulinusi. Jo, pirmas kartas, pamenu, buvo labai skaudus. Kai vyko pirmas atkritis, tai jau gal po gero mėnesio turbūt, kai dirbam kartu. Ir galvojau, gal ir man reikia baigti su Ingrida, man čia niekas nepadeda. Gal aš galiu pati vis dėlto sugrįžau prie šitos. Jo, nebuvau pasiruošusi iš tikrųjų. Ir labai didelis. Ir kas tada vyko? Gal galit papasakot? Buvo mintys, ne, apie tai gal čia baigą, čia, žodžiu, ne, gal pati. Aha, kaip vyko tas atkritis ir kaip išėjot iš jo? Aš labai plakiau save, galvoju blogai ir galvoju, su Ingrida reikia gal baigti, man čia nepadeda. O gal aš iš vis niekada nepasveiksiu. Gal čia man ir netrukdo, gal kartais pažaisiu, gal man nėra čia tai blogai. Tai tokių minčių buvo. Bet kad labai save baudžiau, tai taip. Ir labai skiriasi, kai vyko antras atkritis.
kai aš jau turėjau daugiau informacijos, buvau padirbusi su savimi ir supratau, kad šitas dalykas yra neišvengiama, sveikimo kely. Ir atsimenu, kai tai nutiko ir aš galvoju, gerai, Jurgita, ir ką, nusinulinai, bet kiek tu turi visokių įrankių, tu žinai, kaip toliau elgtis. Taip. Ir kad su savim reikia tik tai gražiai ir gerai, kad prisimenu žodžius, kaip su geriausiu draugu, Tai kažkaip antrą kartą, nebuvo taip skaudu, įvyko, bet gyvenu toliau, ir nesustojau, ir trečio karto nebuvo. Jo, čia labai tokia svarbi yra vieta, ką jums pavyko, jau antrą kartą, kad man sunku, nes tikrai yra sunku, jeigu ilgesnį jau laiką mes nebenaudojam disfunkcinio elgesio, man sunku ir aš noriu būti gera savo. Čia tokia esmė, nes gaunasi, jeigu yra atkritis, jau ir tai yra sunku, jau ir tai yra sunkus jausmai. Ir jeigu dar mūsų vidinis kritikas mus ten spardo, baladoja, tai dar sunkiau yra, tai gaunasi dvigubas sunkumas. Tai kai tuo tarpu galima turėti viengubą sunkumą, ne? Ir aš noriu pasidalinti gal iš savo pusės, o aš patyliukais džiaugiuosi, kai vyksta atkričiai iš tos pusės, kad galima pasimokyti. Nes atkričiai, aš čia gal taip keistai nuskambėjau, kad džiaugiuosi, ne? Tai viena vertus aš tikrai linkiu kuo mažiau žmonėm atkričių turėti. Iš kitos pusės atkričiai labai daug ko mus mokina. Ir jeigu mes tuo metu gaunam labai daug stiprybės, įrankių, jeigu nenusprendžia mesti viso šito kelio, nes tai mus pastiprina. Kad ir kaip kažkaip banaliai skambėtų, tai tikrai mus pastiprina, nes per labai trumpą laiką mes galim panaudoti daug įrankių visokių, ką mes jau gavom prieš tai, ar ne, ir mes kai praeinam, tai mes savo įrankių dėžutę padidinam. Kai vyksta ten kitas atkritis ir įprastai atkritis nenutinka iškart kažkaip. Paprastai tai būna jau kažkokių minčių seka, ar ten jausmų, ir ypač po ilgesnio laiko. Ir aš šitą planavau gal pabaigoje pasakyti, bet galiu ir dabar pasakyti, kad tikrai gali taip nutikti, kad po kurio laiko Jurgita gali patirti atkritį. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, kad jau virš 10 metų turiu blaivybę nuo valgymo sutrikimų ir panašiai, bet mes ne vienas nesam apdraustas. Gali nutikti gyvenime visokių, atsimenu, prieš kurį laiką, daug metų moteris tikrai jau buvo pasveikus nuo valgymo sutrikimų ir ten atsitiko tokia tikrai stipri situacija jos gyvenime ir įvyko atkritis. Tai tikrai aš kviečiu nebijoti atkričių ir į atkričius žiūrėti kaip į pamoką, ko aš galiu pasimokyti, nes paprastai tai ir yra kažką mes gal nepasirūpinom iki galo savim, kažkokios informacijos tikrai yra ir jeigu mes į tai pasižiūrim kaip į pamoką, kad kažko mane moko šitą situaciją, mes tikrai išeisim ir keliausim toliau. Aš kartais dar duodu tokį pavyzdį. Mes, kurie vairuojam automobilį, aš beveik garantuoju, kad bent vieną kartą gyvenime mes esam pravažiavę pro raudoną. Aš tai tikrai esu. Jūs irgi esat pravažiavus ar ne? Užsižiopsom, užsišnekam su vaikais ar ten dar kažką. Taip jau yra. Bet tai nereiškia, kad mes visą dieną dabar važinėsim pro tą raudoną. Ką padarysim? Pravažiavom, užsižiūrėjom, užsigalvojom, bet tiesiog pravažiuojam pro raudoną ir keliaujam toliau pagal kelių eismo taisyklės. Tai čia lygiai taip pat ir su valgymo sutrikimais. Įvyko kažkoks disfunkcinis elgesys, pasižiūrim, kodėl tai galėjo vykti, apsižvalgom, ir keliaujam toliau. Gerai, dabar, Jurgita, noriu gal po truputėlį einant į pabaigą, dar noriu truputį keletą klausimų, tokių esu pasirašius, galvoju, ką būtų svarbu ir dar noriu, kad jūs papasakotumėt apie tą ambivalentiškumą. Tai reiškia, kad sveikstant nuo valgymo sutrikimų praktiškai visada yra ta dalis, kuri nori sveikti, jūs jau ir užsiminėt prieš tai.
Ir sako, jo, važiuojam į priekį, bet yra dalis, kuris sako, o gal čia nereikia, o gal viskas buvo gerai, o gal tu neįsidirbinėk ir gyvenk taip, kaip gyvenai. Gali truputį plačiau apie tai papasakoti savo patirtį. Savo patirtim, tai kad man visada tas toks susispyrimas buvo, kad jeigu kažką pradėjau, tai turiu pabaigti iki galo. Tai turbūt šitas yra pas mane. Tai jo, ir suprantu, kad tas balsas visada bus jisai ir dabar būna. Bet skirtumas tas, kad aš nieko nedarau. Paklausau jo, bet suprantu, kad ir, išgirdau ir praėjo. Ir žinau, kaip yra ir kaip aš galvoju. Tuo metu irgi, turbūt tas toks noras pasveikti buvo pas mane labai stiprus. Ir galvoju, darysiu bet ką, kad šį kartą man pavyktų. Ką dabartinė Jurgita palinkėtų buvusiai Jurgitai? Ar kažką būtume dariusi kitaip? Nors visų mūsų kelias yra toks unikalus, ane? Bet jeigu dabar reikėtų taip atsukti, ar būtume darius kažką kitaip? Būčiau vieną dalyką tikrai, kad būčiau įtraukus savo artimą žmogų, bent į vieną paskaitą, pavyzdžiui, su Ingrida. Nes šalia esančiam žmogui irgi yra labai sunku. Aš pamenu, kai prisipažinau savo vyrui, jisai sako, aš net nebūčiau pastebėjus šito dalyko. Tai mes sergantis mokam labai gerai slapstytis, iš tikrųjų. Meluot kitiem ir patys savo. Ir pamenu, kai man buvo labai blogai, man atrodo, mes jau dirbom kartu jo ir kai atrodo, man nepavyks. Tikrai nepavyks ir netgi buvo užėję mintis, o ką man čia gyventi? Atrodo, nebėra prasmės, nematai, kad yra šeima šalia ir tų minčių vis daugėja ir kažkaip įsigandau. Ir kad tos mintis labai dažnos. Ir tada bandžiau pasisakyti vyrui. Tai jisai šito dalyko nesuprato. Jis sako, kaip, juk dėl manęs. Tai aš manau, kad artimam žmogui savo irgi reikia pagalbos ir daugiau informacijos. Nes kiti žmonės kitaip atrodo supranta. Labai ačiū, Jurgita, kad jūs pasakėt. Čia toks tikrai... Čia buvo dar viena tokia mano mintis, galvoju, ar jūs šitam įraše apsispręsite į tai pasakyti, nes aš pamenu šitą dalyką ir iš tikrųjų neretai valgymo sutrikimai, kaip ir kitos psichinės būklės, ypač jeigu tai yra užsitęsę, taip išvargina žmogų, kad iš tikrųjų taip atrodo, kad gal geriau aš jau negyvenčiau, nes yra labai sunku gyventi. Ir valgymo sutrikimai dėja neretai pasibaigia mirtim. Ir yra iš visų psichikos ligų, jeigu taip žiūrint procentą, tai valgymo sutrikimai yra vieni dažniausių, kurie pasibaigia mirtim. Ir kažkuria prasme, ypač kuomet yra svoris per mažas, jis vis dar mažinamas, tai ir yra toks lėtas ėjimas į mirtį. Tai ačiū tikrai tokiai stipriai mūsų medicinai, kad jau yra būdų tikrai išgelbėti žmogų, bet kartais dėja jau ir nepavyksta išgelbėti. Tai aš pati atsimenu visai neseną tokį pokalbį su, neįvardinsiu kokios srities gydytoja, bet žodžiu, sako, mes susitikom, bet tiesiog pažįstamos mes esam ir sako, o Ingrida, žinau, kad tu dirbi su valgymo sutrikimais. Taip, bet sako, tau tiesiog kiek man patinka, kiek nesakau, kad kažkaip labai gerai tame jaučiuosi, nes pati esu tą praėjus ir labai didelę prasmę matau. Ir sako, mes neseniai buvom tam tikroj įstaigoje, kur jinai dirba, sako, sukelti labai daug kas ant kojų, nes atvežė jauną merginą, kuri, sako, iš pažiūros tikrai neatrodė, kad jai kažkas labai blogai. Bet būtent jinai sirgo nervinę bulimiją ir buvo tikrai jauna mergina ir jinai mirė. O mirė, nes vėmimo metu
Ten labai detalių nepasakojo, tiesiog stemplę pažeidė ir turinys išsiliejo į vidaus organus, bet sako, aš pirmą kartą susidūriau, jinai nėra tos srities medikė, kuri specializuotųsi, nežinau, su valgymo sutrikimais, tiesiog jinai buvo iškviesta kaip dar viena gydytoja, žodžiu, didžiulės pajėgos gelbėjo gyvybę, bet nepavyko. Ir atrodo, ir neretai tenka, kaip minėjau, susidurti su paaugliamai, tai nieko čia, išsivemiu ar ten persivalgau, bet kai kuriem tai baigėsi mirtim. Ne, ir ilgainiui, gal dabar neišsiplėsiu, bet ypač vėmimas, tai jis tikrai yra labai pavojingas ir jeigu yra užsitęsęs, ne, ir stemplės, žodžiu, erozijos ir visokie kiti dalykai. Tai čia tikrai labai pavojingos ligos yra, nors gal mes ir nejaučiam šiuo metu kažkokių labai ryškinių, bet ypač jeigu užsitęsia, tai tikrai yra sveikatai labai labai žalinga. Bet aš šitą darydama irgi tai žinojau, bet tai žinoti dar ne viskas. Tai labai rekomenduoju paskaityti knygas apie tai. O ką rekomenduojate, paskaityti? Pirma, tai mintis, kad nesergu tą geltoną knygą. Tai šita man labai daug visko atvėrė, kaip visa tai vyksta. Tai pirmoji vietoje šita knyga. Ir aplamai visokia psichologija, tas gilinimas į save. Mano atveju man knygos labai padėjo, aš labai daug skaičiau. Aš prisimenu jūsų nuotraukas, kai siųsdavot nuo jūros, kai prie jūros skaitydavot kažkaip tas tokias mielas jūsų nuotraukas, kai siųsdavot linkėjimus, tai nesergu knyga arba angliškai Sick Enough, ne, tikrai turim nuostabią knygą išverstą į lietuvių kalbą, kur gydytoja Gaudiani ten daugiau papasakoja, plačiau, kad kartais žmonėm atrodo, kad tu jau turi pakankamai sirgti ir pakankamai rimtas pasiekmes turėti, kad žmogus sveiktum. Bet iš tikrųjų tai kuo anksčiau pradedam gydymą, tuo tikėtina mes mažiau turėsim neigiamų pasiekmių. Ir aš kartais turiu net tokį palinkėjimą žmonėm, kuo greičiau pasiekti tą savo dugną, kad mes su kuo mažiau pasiekmių pradėtume, žodžiu, eiti į sveikimą, ne? Gerai, Jurgita, gal taip visai pabaigą einant, tai kodėl visgi apsimoka sveikti? Nepaisant to, kad sakėt, buvo daug sunkių momentų, ne, ir atrodė, kad nieko čia gero nėra, ne, ir taip toliau, bet visgi jūs šiai dienai renkatės gyvenimą be valgymo sutrikimo, ne, ir tai kodėl vis apsimoka dėti tas milžiniškas pastangas? Kokia tai laisvė. Pavyzdžiui, aš iškart prisimenu, kaip mano pirmos kalėdos, nes prieš tai visos šventės būdavo, žinojau, kuom baigsis. Kad persivalgymais ir vėmimais. Nes nei viena šventė be to neapseidavom. Pamenu, net kažkuriais metais susigavau per kūčias, Jurgita, tokia diena, jau tikrai šito nedarysi, bet nepavykdavo. Ir pamenu, pirmas šventės kalėdos ir mes su vyru gaminam virtenukus, miltinį patiekalą. Ir su visokiais įdarais. Ir aš net vaikystėje gal pamenu, kad valgiau. Ir kaip smagu buvo. Ir aš legaliai prie visų sėdėjau ir mėgaujausi tiesiog. Nekimšau save, mėgaujausi maistu. Ir man toks buvo atradimas. Ir dabar, kai pagalvoju, jau įprasta atrodo, šventės, jau kitoks maistas, daugiau to maisto, bet tai normalu, tai pas visus sveikus žmonės būna. Ir aš čia nebandau įtikinti, bet aš tikrai tikiu dabar taip. Tai kokia laisvė nuo maisto, kai tu nesi priklausomas. Niekas atrodo nekontroliuoja, tu pati save kontroliuoji ir tu nebijai. Ir atsimenu, kaip keista būdavo, kai maitindavausi pagal planą. Ir kažkokį išeini ir kažkur draugė pasiūlo picos suvalgyti, pamenu, ir man toks, oi ne, man dar nelaikas, pagal valandą čia mane, ir toks pasitenkinimas, kad aš suvalgiau picos, nors dar galėjau ir nevalgyti, man dar nebuvo laikas, tai tokio laisvumo, toks mėgavimas gyvenimo, kur maistas neužima pirmos vietos ir svoris taip pat. O kaip dabar sekasi priimti tą paaugusių svorį? Jisai dabar man yra kažkiek nukritęs, nežinau net kiek, net girdėjau jau kokius 3 komentarus, kad Jurgita, o tu svorį numetei. Ir aš kažkaip žiūriu ir sakau, nesureikšminu, ar priaugau, aš stora buvau.
Bandau juokauti dabar va šitais dalykais. Tai va girdėjau komentarų, kad nukrito svoris. Nu, taip, aš matau, bet labai šito nesureikšinu ir nesigilinu. Tiesiog va, jaučiuos gerai. Ar yra ko šiai dienai, atsiprašau, jūs dar kažkaip draudžiat, savo neleidžiat, nes taip gali būti ir mes palaipsniui šito išeinam. Ar yra, vat, kur dar jaučiat, kad nu, vat, šito maisto tai gal ir neleisčiau savo dar? Vat yra išlikę tie miltiniai patiekalai, vat, kad tokie makaronai, gal jų reikia ir mažiau. Ir anksčiau buvo įsitikinimas dar dėl bulvių, kad aplamai aš ilgą laiką anksčiau mėsos nevalgiau. Tai vat, kai Lina sudarė, pasitarė meniu, kad pabandom įtraukti mėsą. Tai pasirodo man ir skanu ta mėsa. Toks įsitikinimas buvo, kad man nereikalinga ir aš jos nemėgstu. Tai va dabar mėsa ir bulvės man anksčiau atrodė visiškai nesuderinama, kaip taip. O dabar man tiek dalykų įprasta yra. Ir labai džiaugiuosi, kad šitas dalykas atėjo. O Jurgita, apie miltinius patiekalus, jūs juos valgote, bet jaučiat kartais nemalonius jausmus, ar jūs jų nevalgot, tų miltinių patiekalų? Aš juos rečiau valgau. Bet dar yra šitas dalykas. O kartais būna, labai užsimanau ledų, gerai suvalgysiu, Jurgita ledus suvalgau, galvoju. Ir kitą dieną atrodo, aš irgi jų norėčiau, bet gal nereikia, juk vakar valgiau, taip tų minčių vis ateina. Bet jeigu aš noriu, tai aš ir suvalgau. Skirtumas, kad anksčiau suvalgydavau ir grąždavau save, gal man nereikėjo, kaip aš dabar jaučiuosi. O dabar skirtumas, aš mėgaujuosi, aš tokį malonumą jaučiu, kad sau leidžiu, galiu sau leisti tai, ką aš noriu suvalgyti. Ir kad ir jaučiu tą pilvo pūtimą, būna kartais, jeigu kažko padauginu, bet žinau, juk tai praeis, praeis. Tai džiaugiuosi. Čia tokia labai svarbi žinutė yra, ypač sergančios nervinė bulimija, kai pajaučia kažkokius nemalonius jausmus kūne, atrodo, kad reikia pašalinti tą maistą, nes tas kūno pojūtis yra nemalonus ir labai stiprus fokusas. Ir ką aš dabar labai girdžiu svarbų tokį dalyką iš jūsų, kad tiesiog tai praeis. Taip, galbūt nemalonu, kažkas kūne vyksta, bet dėl to nereikia eiti išsivemti ar dar kažką daryti su organizmu, nes tiesiog susivirškins, praeis šiek tiek laiko ir pasitvarkys. Reikia išmokti išbūti šitam diskomforte, tai irgi labai svarbu. Taip. Ir labai ačiū, Jurgita, kad jūs atvirai pasidalinot. Nes jūs irgi galėjot rinktis šitą kelią, sakyti, ne, aš viską dabar valgau ir taip toliau, bet jūs visgi pasirinko tą tokią sąžiningą pusę. Ir man atrodo, čia tokia labai svarbi žinutė, kad valgymo sutrikimai kartais jie absoliučiai jokių nebeturi reiškinių, bet tikėtina, kad jūs, aš kažkaip net nebejoju, kad po kurio laiko jūs pasieksi dar tą etapą, kai jum ir miltiniai patiekalai atrodys. Ir jie iš tikrųjų absoliučiai normali yra mūsų mitybos dalis, tiek vakarieniai, tiek pietum, tiek pusryčiam mes tikrai galim valgyti miltinius patiekalus. Ir viskas tokiais žingsneliais palaipsniui dėliojasi, nes mes kaip ir suprantam, kad tikrai miltiniai patiekalai tikrai negali kažkaip, pakenkti ten ar dar kažką blogo padaryti. Bet po truputį, po žingsnelį susidėlios, net nebejoju, kad absoliučiai visas maistas atrodys emociškai neutralus, ar ten blynas, ar mėsa, ar avokadas, ar ten dar kažkas, ne? Ir viskas vyksta palaipsniui, po truputėlį, tai man atrodo, kad taip kaip dabar jūs žengiat į priekį, tai kažkodėl neturiu jokių abejonių, kad po kiek laiko susidėlios ir šitie dalykai. Aš irgi labai tikiu. Gerai, Jurgita, ar norisi dar kažką pabaigai pasakyti? Aš dar noriu pridurti, kad manau visiems, visi tai darė, kas pas jūs su jumis dirbo, kad įveikos korteles pasidaryti. Šitas labai irgi svarbus dalykas. Papasakokit, apie įveikos korteles. Aš netgi dabar turiu, jinai pas mane tokia geltona, O. Jo.
Aha, buvo. Ir šiandien vat ryte paskaitau, galvoju, jo. Aš galiu paskaityti, Ingrida? Va? taip, žinoma. Tai vat pirmas, šiuo metu jaučiu impulsą prisivalgyti. Nepaisant to, kad impulsas stiprus, sąmoningai renkuosi to nedaryti. Tai vat kai užeina stiprus noras persivalgyti, vat būtinai turėti su savim tokią kortelę, vat ir skaityti. Žinau, kad emocijos, kurios skatina mane valgyti, yra kaip banga. Ji atėjo ir praeis. Maistas gali man padėti trumpam, bet ilgalainiui tai trukdo, tai daro man žalą. Man dabar sunku, bet aš noriu būti gera savo. Padarysiu bent keletą malonių veiklų, tai padėsiu savo išbūti su emocijomis. Tai vat savo atveju aš pasirašiau, kad sušlapinti šaltų vandeniu rankas ir veidą. Dar pridurčiau, man labai toks būdas buvo dar leduką delnuose laikyti, kad tas šaltis taip šaldytų ir kažkaip nukreipė mintis visai kitur. Tai vat šitas labai irgi padėdavo. Išeiti į lauką pasivaikščioti ar bėgti. Va tiesiog išeiti iš namų ir vaikščioti. Aplamai dabar aš atradau, kad vaikščiojimas, jisai taip padeda viską išvaikščioti, visas blogas mintis. Tai va šitą dalyką aš dabar darau dažnai. Meditacija ir nusiraminimo pratimai. Tai va šita liga man padėjo atrasti meditaciją, mindfulness. Tai mano atveju tai man labai padėjo visi tie kvėpavimo pratimai. Kūno skenavimo praktika, tai irgi čia toksai pratimas yra. Ir namų tvarkymasis irgi neblogai buvo. Tai va, labiausiai išbandyčiau tai 2 būdus. Patarčiau tai su leduku delnus arba ėjimą, vaikščiojimą tiesiog. Man šitie būdai labai padėjo. Aplinkos keitimas arba temperatūrų keitimas arba kažko aktyvaus padarimas, kad Labai dėkui, Jurgita, kad pasidalino. Tai įveikos kortelė, tai tuo metu, kai užeis impulsas ir aš turėsiu iš anksto pasiruoštą planą, ką darysiu, tai yra viena iš kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų ir tai tikrai veikia. Tik labai svarbu tą pasidaryti iš anksto. Tuo metu, kai būna žmonės sako, aptemsta protas ir jau impulsas toks stiprus tuoj pagaus, ir mes būnam iš sveiko suaugusio režimo susirašę, instrukciją, ką mes darysim, kai tai užeis. Ir kai mes daugybę kartų tą skaitom, tada toks, paskui jau ir mintyse net, kartais nereikia net to lapuko, jūs jau tikriausiai žinot, ką esat pasirašius ir ką reikia daryti, tokias kaip instrukcijas. Gerai, Jurgita, ar jaučiat, kad pasakėt viską, ką norėjot, ar noris pridurti kažką? Tai labai norėjau papasakoti savo istoriją ir galvoju, pagrindą tai ir papasakoju, kaip gyvenau, kaip buvo baisu ir kaip yra dabar ir koks skirtumas. Ir labiausiai norėjau padėti kažkam, kad išgirstų mano istoriją ir patikėtų, kad tikrai įmanoma, tai aš labai tikiuosi, kad aš kam nors padėjau. Ačiū, Jurgita, už jūsų atvirumą ir aš net nebejoju, kad jūs tikrai ne vienam žmogui dovanai teiksit pasidalindama. Aš atsimenu, kuomet aš sirgau valgymo sutrikimu, tai nieko panašaus nebuvo viešoje erdvėje, toks jausmas, kad neegzistavo šitos ligos. Tik tai specialistų lūpose egzistavo ir tai man kaip studentei buvo sunkiai prieinama ta pagalba. Tai džiaugiuosi, kad įkrito dar vienas lašas į informacijos visą srautą apie valgymo sutrikimus ir man norėtųsi, kad būtų jūros informacijos ir tokių pasidalinimų, nes viena yra, kai yra teorija, bet kita yra, kai tai kalba žmogus, kuris per tą ėjo, patyrė šituos dalykus ir akivaizdu, kad džiaugiasi tuo laisvesniu gyvenimu ir gyvenimu nuo valgymo sutrikimo. Tai laikau čiūrikus, kad viskas eitųsi toliau sklandžiai ir kad toj programėliai kapsėtų
sukapsėtų 1000 dienų. Ačiū. Gerai, iki Jurgita. Iki. Ja. Ir dar, Jurgita, aš galvoju, neatsisveikinkim, nes visai šitą dar noriu pasakyti, kad jeigu kažkam surezonavo, jeigu kažkas turit kažkokių minčių, ne, ir ar apie savo kažkokią patirtį, tai mielai lauksim komentaruose, ar galite asmenę žinutę man parašyti, aš perduosiu Jurgitai. O jeigu, nežinau, Jurgita, čia truputį rizikuoju dabar klausdama, bet jeigu atsirastų žmogus, kuris ar žmonės, kurie labai norėtų su jumis turėti kontaktą, ar jūs sutiktumėt, kad aš perduočiau jūsų kontaktus prieš tai atsiklaususi? Jo, Ingrida, aš dabar tiesiog mandagiai klausausi, kol jūs pabaigsit, nes aš norėjau tai pasakyti, kad jeigu kas nors norėtų su manim pabendrauti ar parašyti man ką nors, tai aš labai lauksiu. Liuks, tai tada man būtų galima parašyti, aš tada duosiu kontaktus, tik aš visada atsiklausiu prieš tai, nes iš tikrųjų tokią praktiką aš naudoju. Jeigu matau, ir Jurgita, jūs pati esat gavus iš manęs kontaktą kitos moters, kuri ėjo panašių kaip jūs keliu. Tarp kitko, šita moteris, man šiandien ryte gavau jo žinutę, kad švenčia 2 metų savo gyvenimą be persivalgymų ir vėmimų. Ta pati moteris, neįvardinsi mane šitais vardais. Tai jūs abi, atsimenu, aš naudoju tokią praktiką, kad suvedu žmonės, kurie yra trupučiuką žingsniais keliais gal priekyje, kad padėtų kitiem, ir paprastai tai būna visai pasiteisinus praktika. Tai taip sutapo, kad šiandien ryte atsikeliu, žiūriu, kokia graži žinutė, ir žodžiu, kad iš programėlės atsiuntė 2 metai anniversary, žodžiu. Tai ir šiandien mes turim įrašą. Tai galit parašyti man komentarus, perduosiu Jurgitai, galit po šito įrašu, kur jūs matot šitą įrašą, pasidalinti, tai tikrai lauksim. Gerai, iki, dabar tai jau tikrai iki.